per kitus aš atsidūriau pas tokį juvelyrą Jurmantą ir jisai pasižiūrėjo tos mano eskizus, aš po šiai dienai atsimenu, jisai sako, nu žinok, čia sako tie tavo eskizai. Tame konkurse aš praėjau į finalą ir vykau į Italiją, tai šiaip buvo labai įdomi patirtis, dėl to, kad sėdi ten prie vieno stalo su, ten nežinau, Dizelio dizaineriu, ten su Marne dizaineriais ir ten jie ten klausia, kaip tu čia taip sugalvoji padaryti. Man visos meilės formos tarp žmonių yra, tai tiesiog ta pati meilė. Sveiki, aš esu Valerija Fitzbrasi ir tai laida Kūryba be filtrų. Kol mes neįpusėjome, prenumeruokite mūsų kanalą, spauskite laiką ir komentaruose parašykite savo nuomonę ir ką jūs norėtumėt matyti mūsų sekančiose laidose. Man labai svarbus kiekvienas jūsų įsitraukimas, nes tai motyvuoja filmuoti daugiau ir rodyti jums įdomiausius ir talentingiausius Lietuvos kūrėjus. O šiandien aš noriu jums pristatyti mūsų 5 laidos viešnią, tai yra konceptualios juvelyrikos Mellow prekės ženklo įkūrėja Melita Rus. Labas, Melita. Antrą kartą esu šitoj fantastiškoje erdvėje, pirmą kartą buvau per tavo atidarymą. Šiek tiek pasikeitė, matau, atsirado ir naujos kažkokios atributikos. Papasako, kaip tau sekasi visose šitose remontuose, statybose, kaip tu apskritai išgyveni visą šitą laikotarpį? Tai taip pat sekasi, toliau įsirenginėjau, bet gal atidarymas davė tą dalyką, kad tiesiog kažkokį naują puslapį atsiverčiau ir pradėjau pagaliau džiaugtis šitom erdvėm, nes tas visas remontų laikas ir įrenginėjimo, tai tiesą sakant, buvo labiau sunkus negu džiuginantis. Tai labai smagu, kad nors remontai vyksta ir toliau įrenginėjimas, bet pasikeitė mano visas jausmas šitoje erdvėje. Tai šiaip gerai sekasi, kalėdos artėja. Ar tu viską įsirenginėjai nuo betoninių sienų, kurias matau, kad išlaikėjai visą šitą, na praktiškai neskaitant šitos metalinės sienos, betoną išlaikėjai čia kaip tavo, sakykime, įvaizdžio detalę, ar pinigų pritrauko? Kaip? Čia iš tikrųjų viskas buvo su mintim, tai taip, čia yra nemažai palikta tos tokios, pavadinkim, žalios tokios medžiagos, bet toks ir buvo tikslas, kad tai nebūtų tipinė ir dar viena tokia išblizginta, tobula juvelyrikos erdvė Vilniuje, nes aš kažkaip mėgstu daryti, kam padaryti dar vieną panašų dalyką, jeigu galima sugalvoti kažką kito. Ir šiaip, tie žmonės, kurie atėjo į atidarymą, tie žmonės, kurie mano kūrybą žino nuo labai senai, kai dar tai nebuvo auksas, dar tai nebuvo brangakmeniai ir sidabras, tai jie pasakė, kad Melita, tai yra visiškai tavo šaknis ir tai yra visiškai tu. Tai labai smagu, kad pavyko tą perteikti. Tai kitas dalykas, ką labai norėjusi čia perteikti, tai sukurti ne tiesiog interjerą, bet sukurti temą, sukurti kažkokį paaiškinimą, kodėl taip yra ir ne kitaip. Tai man, kaip ir per atidarymą buvau minėjus tą dalyką, tai man norėjusi čia perteikti interjere tą posakį, kad ir auksas pelenuose žiba, tai norėjusi, kad ir Mellow pelenuose žibėtų, tai dėl to čia yra ganėtinai pilkos spalvos, viskas taip tarsi šiek tiek tamsu, nėra viskas taip išblizginta ir taip toliau. Tai gal dar šitas yra dėl to, kad tas posakis, kodėl man buvo svarbus, dėl to, kad gal tas mano klientas yra tas, kuris ir tą auksą pelenuose atpažįsta. Tai vadinasi tas žmogus, kuris dideliam pasirinkime ir dideliam sraute sugeba pamatyti kažką kitokio, kažką gal netokio tipinio, kaip kad mato visur. Tai čia tas visas ir interjeras ir susikūrė pagal tai, kad galvojant apie savo klientus, galvojant apie savo gal tas šaknis, nuo ko viskas prasidėjo ir gal pagal tai, kad nežinau, kad tiesiog aš čia jausčiausi gerai. Tai šita mintis man buvo labai svarbi. Tai matau ir klientai čia neblogai jaučiasi. Ar pats interjero dizainas tai buvo visiškai nuo nulio tavo idėja, ar tu vis tik pasitelkei interjero dizainerio žiniomis, patirtimi? Kaip visas tas procesas vyko ir kaip, jeigu tai buvo dizaineris, kaip jam pavyko išpildyti tavo lūkesčius? Tai iš esmės
visa vizija buvo mano, tai tiek baldus, tiek visa, nežinau, ten, kad 2 sienos yra vienokio dekoro, šita siena atsiradusi būtent šitos medžiagos ir taip toliau, tai buvo mano tokie užmanymai. Dizainerės tikrai čia buvo įsikišusios ir gerai dėl to, kad vis tiek čia reikia tikrai kompetencijos, reikia suvokimo. Tai aš susibraižiau, pavyzdžiui, baldus, susibraižiau šitą baldą ir man reikėjo dizainerių konsultacijos, kad jos man pasakytų, žiūrėk, čia stalas yra per siauras, čia stalas yra neužteks vietos atsisės žmogui kojom, stalčių yra per daug, jie yra per siauri, techniškai nepavyks padaryti ir taip toliau. Tai tikrai vizija, medžiagiškumas ir taip toliau buvo mano mintis, tik tais tiek, kad aš konsultavausi. Aš manau, kad reikia konsultuotis dėl to, kad aš nesu tame specialistas, mokslus baigiau ne tuos, tai tikrai reikėjo konsultacijų. Tai su dizainerių konsultacijomis, su jų, taip sakant, mano susigalvota kažkokia keista mintim ir jų palaiminimu, tą pavyko įgyvendinti. Ir kas yra labai smagu, kad dizainerės, su kuriuom aš konsultavausi, niekada nesakydavo, taip nedaryk, taip nepavyks, čia nesąmonė, nieks taip nedaro, bus sunku, Tai va, tai jos buvo tos, kurios sakė, daryk, varyk, fainai, kažkaip padarysim, čia taip galima padaryti, čia taip galima padaryti ir kitaip galima padaryti. Tai buvo labai smagu turėti tą tokį ramstį, kuris padeda kurti kažką neįprasto, o ne kažkaip ten žudyti mano neįprastą mintį, kad pavyzdžiui čia yra lauko fasadų skarda. Tai nieks į interjerą paprastai jos nededa, paprastai iš jos daro sandėlius dažniausiai. Tai aš to norėjau viduje, tai faina, kad jos sakė, daryk, pavyks, sugalvosim. Tai va, tai vizija mano, pagalba buvo iš šalies ir taip kažkaip susikūrė, ta mano vizija susirealizavo. Bet žinai, Melita, man atrodo, kad būtent šiais laikais dabartiniu metu žmonės apskritai labai atitolsta nuo taisyklių, kas liečia nebūtinai interjero, ne, ir vėlgi ir papuošalų, ir drabužių, ir mes vis tik pritaikom kažkokius keistus dalykus, keistas technikas, keistas medžiagas. Kūryboje, manau, kad tau visiškai tas dalykas yra nesvetima ir visiškai iš keistų dalykų gali padaryti saldainį. Tai manau, kad vėlgi aš esu tas žmogus, kuris su tavo prekės ženklu susipažino gal tik tais prieš gerus metus, gal pusantrų. Ir aš čia pirmą kartą atėjus, aš visiškai matau tavo atspindį, tavo papuošalų atspindį. Aš neįsivaizduoju čia kažkokių kandelabrų, raižytų krėslų, ten nežinau, gražių krištolinių veidrodžių ir kažkokių ten raižytų žvakidžių. Man tai yra ne apie tave. Bet, žinai, man kas yra įdomu, kad apskritai tavo papuošalai yra neeiliniai ir dizainas, sakyčiau, yra ganėtinai drąsus. Kaip pas tave? Galėtų būti drąsiau. Galėtų būti drąsiau, bet pasižiūrėk, kokia yra apskritai mūsų rinka. Jis yra perpildyta, ganėtinai klasikiniais juvelyriniais dirbiniais, sakyčiau, netgi saugiais juvelyriniais dirbiniais. Tai kas yra? Klasikinė juostelė, kaip pas mane. Tai yra kažkokios klasikinės deimantų formos, tai yra visiškai klasikiniai saugus variantai klientui, kur atėjo ir tu niekada neprašausi. Bet kaip tu, pradėdama savo juvelyrikos visą tą kelią, tu nebijojai, kad tavęs nesupras, kad tau bus sudėtinga rasti tikslinį klientą, nes vėlgi, pasikartosiu, tu nesi banali, tu nesi tokia kaip visi ir tuom tu mane iš esmės ir sužavėjai. Taip. Tai net nežinau, tų baimių, aš manau, visada yra ir net ir, nežinau, čia pradedant daryti ir, tikrai, kaip kad buvo klausimas, ar neužteko pinigų, tai taip, tu susiplanuoji, tu tikrai kažkokį biudžetą nusprendi čia, taip sakant, investuoti ir taip, tų pinigų neužteko, tu visada iš to biudžeto išlipi, tai ir čia buvo baimė. Nes visada, kai tu kažką norėsi keisti, kai tu norėsi progresuoti, aukti ir taip toliau, tu visada bijosi. Tai va, kalbant apie tą pradžią, tai net nežinau, aš esu labai toks intuicijos žmogus. Ir aš jeigu jaučiu, kad, noriu aš taip daryti, aš taip ir darau.
Dėl to tas gal mano kelias yra labai toks, jisai gal, jeigu žiūrėt viską čia, nežinau, čia iš verslo pusės čiop padarom taip, čia protingiau marketingas, komercija padarom taip, gal tą viską, šitam taške gal aš galėjau būti, nežinau, dvigubai greičiau. Bet kaip ir sakiau, man yra labai svarbi mano intuicija, kaip aš jaučiuosi, tai jeigu aš jaučiuosi, kad man patinka kažkoks, nežinau, neįprasta forma, jeigu aš ten, nežinau, prieš N metų vaikystėje sėdėdama pas tėtį garaže darydavau papuošalus ar ten kažką konstruodavau iš varžtų, trosų, šlangučių ir taip toliau, kas ir buvo mano turbūt prekinio ženklo pradžia. Ir jeigu aš jaučiau, kad man taip yra fain ir patinka, aš tą ir darau. Ir po šiai dienai mano visi sprendimai yra pagal tai, kaip aš viduj savį jaučiu. Tai jeigu aš jaučiu, kad aš pati norėčiau tokio dizaino, tokio dirbinio ir taip toliau, aš taip ir darau. Sunkiai mane įtakoja, ten nežinau, būtų labai komerciška padaryti ir klasikinių kažkokių žiedų, ten verslas, pinigai ir taip toliau. Ar aš pati tą klasikinį žiedą užsidėčiau? Ne. Žiūrint į tavo rankas, tai tikrai ne. Tai va, tai ir dėl to pas mane viskas yra pagal mano tą vidinį tokį balsą, kad ir kaip ta frazė vidinis balsas skamba taip truputį gal banaliai, bet tai net nežinau. Aš tiesiog vadovaudavausi visada savo intuiciją, taip kaip aš visų pirma noriu ir gal kažkas kitas po to ir taip ir kažkaip viskas ir formavosi, dėl to, kad ta stilistika, kas iš labai senai žino mano kūrybą, dar nuo tų laikų, kai ten buvo tie varžtukai, trosiukai ir taip toliau, tai jie ir savo, kad sako, yra labai gražu stebėti, kad kažkokia evoliucija vyksta, bet jinai nepasimeta visiškai, kad tai yra kažkokio stiliaus evoliucija ir nenueina kažkur ten į trendus, į kažką, kas ten kiti daro, nes tai perka ir taip toliau. Tai va, tai net nežinau, visada baisu, bet mano tas vidinis jausmas visada laimi. Kada buvo tavo tas pirminis bandymas padaryti papuošalą, kaip tu sakai, iš varžtukų, trosiukų, kiek to buvo metų? Net nežinau, mano iš vis pirmi mano, ką aš pavadinau dar vaikas būdama kolekcija, tai buvo aš dar nežinau, kelinti čia buvo metai, dabar neprisiminsiu, bet, kaip žinia, mes dar esam pakankamai tokia jauna šalis ir pas mus dar mano vaikystėje būdavo tie dalykai, kur pavyzdžiui, avokadas. Kažkada kažkuriuo metu, kai aš buvau vaikas, atsimenu, Lietuvoje pradėjo vežti tuos avokadus, juos pardavinėti ir taip toliau. Dabar ten visi tą avokadą visur deda, valgo ir taip toliau, tai yra jau, nes mes, kaip sakyti, jau užaugam kaip šalis. Tai va, tai mano pirma ta kolekcija, tai buvo iš avokado kaulų, aš juos, mama ten gamindavo kažką, aš juos pasimdavau, nežinau kaip, aš ten įžvelgiau kažką tai unikalaus, bet aš tos avokado kaulus džiovindavau, kiek pamenu, tada juos įkaldavau visokias veržles, varžtus, ten dar su kažkokiais karoliukais maišydavau, žodžiu, ten tą avokadą radus pas tėtį garaže kažkokį likutį šito parketo lako lakuodavau, žodžiu, ir taip tiesiog dažydavau, eksperimentuodavau ir taip toliau, tai, tas viskas prasidėjo mokykloje, kai aš buvau vaikas. Tie varšteliai jau daugiau jų atsirado, vėlgi dar turbūt mokykloje. Ir tas viskas kartu su manim ėjo per visus 4 metus, kada aš studijavau ne juvelyriką, bet kostiumo dizainą. Ok, kas tave užnešė apskritai kostiumo dizainą? Kodėl tu iš karto nestoji į juvelyriką, jeigu tu jutai tokie patraukė papuošalams? Tai ten tokia gavosi įdomi istorija. Kaip, neįdomi, tiesiog vėlgi tas matyt laikmatis toksai, kad nežinau, mes dar visai neseniai diskutavom su draugais, kad kada prasidėjo tas toks laisvumas ir kada visi pradėjo važiuoti studijuoti į užsienį labai paprastai ir tėvai išleisdavo, nebijodavo ir taip toliau. Tai va, tai dar tada, kai buvo mano pasirinkimas studijuoti, dar tas studijavimas užsienyje toks buvo realu, bet kažkaip dar gal pabijodavo tėvai leisti ir taip toliau, tai mano tėvai buvo tie, kurie manęs tiesą sakant neskatino daryti studijų užsienyje, o Lietuvoje vienintelė vieta studijuoti juvelyriką buvo Telšiai, aš būdama iš Šiaulių. Labai anksti supratau, kad man norisi kažko daugiau, kažko didesnio ir aš tiesą sakant labai veržiausi kaip minimum į sostinę. Tai aš pasižiūrėjau, ką mes turime, tai turime juvelyriką, kas yra mano ir ką aš turbūt norėčiau studijuoti Telšiuose.
Ir mes turime kostiumo dizainą, kur kaip ir yra tos, gali atsirasti aksesuaro, juvelyrikos ir taip toliau, mes turime Vilniuje, Dailės akademijoje. Ir tokiu būdu aš atsiradau Dailės akademijoje. Tai ir pagal aukštąjį aš esu kostiumo dizainerė. Tai pagal diplomą kostiumo dizainerė, pagal pašaukimą, kaip aš sakau, juvelyrė. Ok, o kai tu gynėsi savo diplominį, kokią tu kolekciją pristatėjai? Šiaip įdomu buvo ir tai, kad man tas kostiumo dizainas, nepasakyčiau, kad ten labai prastai sekėsi ir ten ir tų konkursų laimėta ir taip toliau. Ir šiaip dar man recenziją darė Kusmetskaitė, jeigu gerai pamenu, ir tikrai labai tai išgyrė tą mano kolekciją. Tai tas buvo labai smagu, tai šiaip gan nebloga ta kolekcija gavosi. Nežinau, aš dabar po tiek metų pasižiūriu tas nuotraukas ir galvoju, visai ėjosi. Tai va, bet visada su mano, tarkim, yra kursinis darbas, reikia sukurti drabužį, būdavo drabužis, kurį reikia sukurti ir tada papuošalų kolekcija. Vėl kursinis darbas ir tada 2 papuošalų kolekcijas. Tai vis tiek tai mane traukia į tą pusę. Tai va, tai lygiai taip pat ir tas gynimasis jau galutinė, ta kolekcija tikrai buvo, nežinau, aš tos daiktus, kai kurias net ir dabar galėčiau dėvėti ir, nežinau, ten tie dizainai atrodo tokie irgi ir pagalvoti ir taip toliau, tai, rašyčiau savo tą 9, kurį man ten rašė. Tai va, ir tada buvo šalia kolekcija papuošalų, tai vėlgi ten buvo iš tų statybinių medžiagų ir taip toliau. Tai va, tai tas rytis kaip ir ėjosi man, bet aš tiesiog nesijaučiau ten iki galo, kad mano, kad galiu ten nuo 8 iki ten 12 sėdėti ir laiko nejausti. Bet po to, kai tu baigei studijas, ar tu dar bandėjai siūti, kurti kažkokį gal brandą, ar tu iš karto nutraukiai visus ryšius su kostiumo dizainu? Aš dar gal, net nežinau, kiek aš tų metų dar taip pasyviai vis dirbdavau tai dirbau ir aksesuarų dizainerė vienoje įmonėje ir ten kurdavau, ten nežinau, reikia sukurti kažkokią kolekciją, kažkam kitam sukurdavau, tai ten nežinau, stilizavimas, fotosesijų ar kažko, tai ta mano specialybė diplome, jinai buvo su manim kažkiek tai laiko, bet vis tiek paraleliai jau, kada aš baigiau 14 metais studijas, aš 15 metais jau ten taip oficialiai, kiek tą galima oficialiai vadinti, tą savo prekinį ženklą jau Mellow jisai atsirado ir tai šalia buvo tai, ką reikia, nes gyvenam visuomeniai, kur egzistuoja pinigai, tai reikia dirbti ir išdirbti, jeigu nori išgyventi, tai dirbau pagal specialybę kažkiek ir šalia visą laiką buvo tie aksesuarai. Ir tada vienu momentu supratau, kad čia yra tai, ką aš noriu nuo ryto iki vakaro daryti ir nieko kito. Tai va. O kur tu išmokai būtent amato? Labai paprastai tas amatas buvo išmoktas, aš sugalvojau, kad noriu sukurti nuo tų statybinių medžiagų, varžtų, veržlių, trosų ir taip toliau pereiti jau ant to tauriojo metalo. Šiaip vėlgi, ką aš prieš tai kalbėjau apie tą intuiciją ir kad aš darau viską kaip aš jaučiu, man labai daug žmonių ten teko susidurti ir su visokiais mados verslo konsultantais ir jie sakydavo, tau reikia eiti į juvelyriką, tau reikia sidabro, aukso, tik tais tada pas tave bus boom, nes tu čia turi labai idėją, mintį ir taip toliau. Ir aš linksėdavau, bet aš dar tada nejausdavau. Ir tiesiog atėjo natūraliai toks laikas, kada aš pajaučiau, kad aš ir pati norėčiau, kad tie mano daiktai būtų sidabriniai. Ir aš tada tokią pasipaišiau, nežinau, eskiziukus kažkokius minimalius. Ir aš tada pradėjau ieškoti juvelyro, kuris galėtų man tai įgyvendinti. Tai va, ir per vienus, per kitus aš atsidūriau pas tokį juvelyrą Jurmantą ir jisai pasižiūrėjo tos mano eskizus, aš po šiai dienai atsimenu, jisai sako, žinok, čia sako tie tavo eskizai, nežinau, ar galiu šitą. Čia gali, čia yra ne televizija. Žodžiu, jisai sako, žinok, tie tavo eskizai, sako, šūdas kažkoks, sako, žinok, man čia, sako, neapsimoka, žinok, jisai žaist, sako, aš padaryčiau per porą dienų, sako, sėsk, yra laisvas darbo stalas, susimokėsiu už tą darbo stalą, sako, pasidarysi per savaitę ir 2 pati, aš tau parodysiu kaip. Pasižiūrėjau iš tą stalą, galvoju, gerai, ir aš tiesiog atėjau pas kažkokį nepažįstamą žmogų, ten pas jį dar buvo tos dirbtuvės tokį pusrusį nusileidė. Į kažkokį pusrusį atsisėdau, galvoju,
darom kolekciją sidabrinę. Ir aš taip kažkaip iš tų planuotų ten gal 9 dizainų, ta kolekcija labai greitai tapo 20 dizainų kolekcija ir man tikrai labai greitai ėjosi tas visas darbas su sidabru ir man parodo, aš labai greitai pagaunu ir taip toliau. Tai ir aš tiesiog labai greitai supratau, kad tai yra tai, kas man gaunasi, patinka ir kad aš čia turėjau būti gerokai anksčiau. Ir taip prasidėjo mano ta visa jau dabartinė karjera, jeigu taip galima pavadinti. Čia yra visiškai unikalu, žiūrėk, net nereikėjo iki Stelšius važiuoti. Bet tu vis kalbėjai apie tuos varžtukus, apie tuos trusiukus, ar tu turi galbūt mums parodyti? Taip, aš specialiai iš savo archyvinės dėžės išsitraukiau. Nu, parodyk, ką mes čia turim iš tavo legendinių papuošalų. Man ir pačiai įdomu pasižiūrėti patiek metų išsitraukus. Kur tu jos laikai? Aš namie turiu tokią didžiulę dėžę ir ten yra mano archyvai, jeigu galima tai pavadinti. Tai ten iš tikrųjų yra nuo labai senai, man atrodo, visokių mano eksperimentų ir taip toliau. Tai tiesiog namuose savo vadinamojo archyviniai dėžėjai. Geras. Kaip dažnai išsitrauki savo archyvinę dėžę? Šiaip labai retai, bet kartais būna išsitraukiu, tai labai faina pareflektuoti, pasižiūrėti, kiek nueita, kiek užaugta, kiek evoliucionuota yra. Bet aš turiu naują tokią, pavadinkim, svajonę, dar nedrąsią. Bet dar turiu laiko padirbėti, kada nors, nežinau, man kai bus gal 40 metų, gal ant kokio 50 metų pasidaryti savo kūrybos retrospektyvos parodą. Tai va, dar reikia padirbėti, kad tikrai ta paroda būtų pilna visko. Tai va, tai dėl to aš viską ir laikau iš tikrųjų. Įdomu bus pasižiūrėti, koks buvo virsmas. Čia yra labai išskirtiniai dalykai ir aš puikiai suprantu, kad Lietuvoje žmonės tokių dalykų nesupranta, nes aš pati kai kūriau suknelę Londono konkursų ir jinai buvo pagaminta iš lietkabelių ir iš laidų paskirstytojų. Ir žinok, nuoširdžiai lietuviai nesuprato. Taip. Ir aš galvoju, Jėzu, kaip man yra apmaudu, kad užsienyje tokie dalykai sulaukia pripažinimo, o Lietuvoje tau va taip va sukinėja prie galvos su pirštu ir sako, ką tu čia padarei. Taip. O kaip buvo su šitais papuošalais? Žinau, kad jie dalyvavo kažkokiam konkurse užsienyje. Taip, jie dalyvavo konkurse, tiesą sakant, jie tam konkurse sudalyvavo jau, kada aš jau taip sakant, pavadinkim, rišau reikalus jau su šita visa mano technika ir jau buvau gal metus, gal ilgiau dirbau jau su tauriaisiais metalais. Tai nežinau, šiaip Lietuvoje buvo tų žmonių, kuriem patiko, kurie pirko, kurie dėvėjo, bet kaip ir jau sakiau, reikia išgyventi ir yra tie pagrindiniai žmogaus poreikiai visuomeniai, kurie atsiremia į pinigus. Tai tiesiog tai nebuvo tie papuošalai, kurie man leistų tiesiog gyventi normaliai. Turėti visada už ką susimokėti, už būstą, pavalgyti, nežinau, sveikata ir visi tie pagrindiniai poreikiai. Tai va, tai tų žmonių yra bet žiauriai mažai. Jų tiesiog yra per mažai. Tai va, o išeiti į užsienio rinką, tai visada skamba labai vaizdžiai, skamba labai gražiai, bet tai yra didžiulis darbas ir didžiulės finansinės investicijos. Tai va, bet taip, tam konkurse Italijoje tai buvo International Talent Support, tai yra Italijoje vykstantis, ten iš viso pasaulio suvažiuoja talentai jaunieji. Tai tame konkurse aš praėjau į finalą ir vykau į Italiją, tai šiaip buvo labai įdomi patirtis, dėl to, kad sėdi ten prie vieno stalo su, nežinau, dizelio dizaineriu, ten su Marne dizaineriais ir ten jie ten klausia, kaip tu čia taip sugalvoji padaryti. Tai tikrai buvo labai įdomu ir tada tikrai supratau, kad visgi ta mano mintis, visi tie mano dizainai, kuriuos aš čia dariau, viskas su jais buvo gerai, nes tikrai Lietuvoje būdavo tikrai labai daug klausimų tokių keistų iš žmonių, tokių nemažai tų replikų, o kai tu ir taip esi toks nedrasus ir dar savim nepasitiki kaip kūrėjum ir tik tais tavo tas kelias prasideda, tu dėja labiau reaguoji į tą nemalonų komentarą, o ne į ten, žiauriai faina, labai gražu. Tai va, tai buvo iš tikrųjų nelengva tą laviruoti tame, kur ir pagiria, ir pamuša. Tai va, bet
Dabar tai man yra toks praėjęs etapas, tai smagu pasižiūrėti ir smagu suprasti, kad čia yra pradžia to, kas yra čia vitrinose. Bet ar tavęs tai neskaudino ir nebuvo tokių minčių, kad galbūt aš čia ne tą kelią pasirinkau, galbūt man reikia viską mesti, kaip tu apskritai reagavai tą heitą? Tai aišku, kad buvo. Tai anksčiau aš važiuodavau į parodas. Tai ten, tarkim, nežinau, parodas arba muges, atvažiuoju, tos muges paprastai vyksta 2 arba 3 dienas. Tai šiaip aš esu iš tų žmonių, kur man yra sunku ilgą laiką būti tarp daug skirtingų žmonių, aš pavargstu ir dar kai tie skirtingi žmonės žiūri į tave ir klausia daug klausimų arba sako savo nuomonę, kurios tu neklausiai, patarimus dalina, kurių tu neklausiai ir taip toliau, tai iš tikrųjų man po tų parodų aš 2-3 dienas atbūdavau parodoj, tada 2 dienas gulėdavau lovai ir bandydavau atsigauti nuo viso šito, nes tikrai būdavo nelengva, nes ir tie komentarai ir taip toliau. Tai va, tai... Ar dabar nesulauki to heito, ar tavo aplinka yra dabar tokia visiškai palanki kūrybai ir tu sulauki palaikymo, nes vis tiek socialiniai tinklai tai yra ganėtinai toksiška erdvė ir net visiškai nekalti žmonės, kurie nieko blogo nedaro, skandalus nelenda, vis tiek kartais sulaukia heito. Aš manau, kad aš esu netokia įdomi tam tikrai daliai žmonių, kad sulaukti heito. Nežinau, aš kažkaip nelabai gal gilinuosi į tą heitą, nes, tu supranti, kad tas heitas ir tas kažkoks, nežinau, kažkokios ten, nežinau, bandymai pašiepti ir taip toliau, tai ne apie mane kažką pasako, tai pasako kažką apie tų žmonės. Tai aš žinau, iš kur tai kyla. Žmonės nepyksta, jeigu jie yra laimingi. Tai, man tiesiog gaila, nes vadinasi, pas žmonės kažkas yra ne iki galo gyvenime pilna, kad jie turi laiko ir energijos šitiem dalykam. Tai nežinau, nelabai aš to sulaukiu, plus mano auditorija yra šiek tiek kita. Šiaip tikrai, kiek pastebiu tie žmonės, kurie pas mane ateina, tikrai jie domisi daugiau, nežinau, kaip augti, kaip kažką kurti, kaip kažką įdomaus nuveikti, kažką sužinoti, kažko išmokti ir taip toliau. Tai kai tu savo tas 24 valandas žinai, kuom protingai užpildyti, tai tu tiesiog neturi laiko šitiem dalykam. Ir kitas dalykas, tu supranti, kad kur tai veda. Gerai, jeigu man kažkas ten kažką blogo pasakys, gerai, tai kur aš, į kokią kišenę man tai įsidėt, kaip ir jokia. Tai, nežinau, aš su tuo dar kažkaip nesusiduriu, bet sakau, turbūt dėl to, kad aš, taip sakant, nežinau, gal manęs tiek daug žmonių nežino ir gal aš nepasiekiu tų žmonių. Tai, nežinau, nesusiduriu, atsakant į klausimą. Man labai patinka šitas dantų krapštukas, nežinau, ar žinot jo istoriją, aš visai netikėtai pas Melitą pamačiau Instagrame, kad tai iš tikrųjų yra dantų krapštuko dizainas, inkrustuotas deimantais. Tikrai, aš nežinau, kokį žmogus turi turėti fantaziją, kad tokį dalyką sugalvoti. Tai čia iš tikrai neįlinis juvelyras. Buvo istorija, čia yra ne tas dantų krapštukas, bet kur būna vieno kąsnio sumuštinukai tokie. Ir istorija yra tokia, kad jisai buvo kurtas kaip sužadėtuvių žiedas ir su ta mintim, kad aš norėčiau, kad būtų mano vieno kąsnio užkantukas visą gyvenimą. Kokia nereali mintis. Ir dėl to atsirado tas visas dizainas, bet kaip man ta mintis gimė, tai labai paprastai, aš tiesiog buvau svečiuose ir aš suvalgiau vieno kąsnio sumuštinį ir aš tiesiog pradėjau tą daiktą vartyti, žiūrėti, nes taip pas mane ir atsiranda stebint aplinką, ją čiupinėjant, stebint, vartant ir taip toliau. Ir tokiu būdu aš tiesiog pažiūrėjau, pavarčiau ir supratau, kad taip čia padarius, taip sulenkus, čia įstačius, čia gali būti žiedas padarytas. Tai taip ir gimė ta vieno kąsnio amžina istorija. Ką mes galim uždėti ant šitos rankos? Tu žinai, kad aš labai noriu žiedą su safyru. Aš nežinau, aš tai galvoju, galim pabandyti. Čia yra kažkoks magiška trauka šitam akmeniui. Aš tiesiog jaučiu, kad man jo reikia, nežinau kodėl. Nepaaiškinamas dalykas visiškai. Šiaip žiūrisi prie baltų deimantų labai, nors čia, pavyzdžiui, yra šampaniniai deimantai 3 įstatyti, bet aš kažkaip pasirinkau šampaninius, nes vėlgi man norėsi kažkokio netradicinio to derinimo, nes paprastai mėlynieji safyrai dažnai yra derinami su baltais deimantais, dėl to, kad baltas deimantas paryškina to mėlyno safyro spalvą ir tada gaunasi toksai, nes kuo ryškesnė, mėlynesnė ta safyro spalva, toje ta kokybė yra.
aukštesnė, geresnė. Tai vat tie balti deimantai, jie taip tarsi net išryškina tą spalvą mėlyno safyro. Tai vat, bet čia toks, ką daro įprastai, bet aš kaip visada, kuo neįprasčiau, tai pas mane ten šalia atsirado šampaniniai deimantai. Tai vat, bet šiaip visai žiūrisi, man kažkaip visai gražu, kada, tarkim, yra šalia žiedai, bet svarbu pasižiūrėti į niuansą, kad suglaudus pirštus, kad neerzintų ir nekaukšėtų. O pavyzdžiui, jeigu aš noriu individualaus užsakymo, kaip visas tas procesas vyksta? Pavyzdžiui, man patinka tas krapštukas, bet aš jį noriu su safyrais. Ar tu gali įgyvendinti mano tokią idėją? Taip, tai visus tos individualius užsakymus galima įgyvendinti, tik ko pas mane kategoriškai negalima, tai jeigu žmogus ateina arba jisai mane kreipiasi ir jisai man atsiunčia kito dizainerio arba kito prekinio ženklo siūstą gaminį, kažkokį nuotrauką atsiunčia, tai čia aš esu žiauriai kategoriška ir aš dar ir dažnai pasakau tą savo nuomonę klientam, kad tai tiesiog yra autorinių teisų vagystė. Labai teisingai, labai tau pritariu. Tai bet norėčiau, sakykime, iš tavęs. Bet jeigu patinka mano dizainas, bet tarkim nori tokio žiedo, bet su safyro, no problem. O gali sukurti, pavyzdžiui, visiškai man kažką absoliučiai unikalaus, ko neturi niekas ir galiu, pavyzdžiui, pageidauti, kad nieks ir neturėtų. Su šituo dalyku, tiesą sakant, aš dar nesusidūriau, kad būtų, tarkim, toks reikalavimas, kad niekas kitas neturėtų, bet aš šiaip turiu šitą dalyką, kad jeigu aš individualiai kuriu, tai vadinasi, aš teikiu tą paslaugą, kurią turiu, tarkim, ateina žmogus ir jisai nori visiškai individualaus dizaino nuo nulio, tada yra atskira paslauga, jinai yra atskirai įkainuota, tai yra dizaino kūrimas. Tai vadinasi, mes pasišnekam, aš pasidarau savo kažkokį ten tą tyrimą, pavadinkim, pasiklausinėju, koks yra tikslas to žiedo, jeigu ten sužadėtuvių žiedas, tai vienokie klausimai, jeigu ten vestuviniai žiedai, tai kitokie klausimai. Tai, nes mano tikslas yra ne tik kažkokį naują dizainą sukurti, bet kad tas žiedas savyje neštų kažkokias simbolikas. Vienas, tarkim, buvo žiedas, kur, tarkim, jo kraštai buvo tokios tarsi smėlio tekstūros. Tai ta smėlio tekstūra simbolizavo poros susipažinimo aplinkybės, jie susipažino žaisdami lauko šitą paplūdimio tinklinį. Tai man norisi visada į tą žiedą įdėti kažkokius tik tiem žmonėm arba tam žmogui kažkokį svarbų simbolį ir tokiu būdu tai padaryti ne tik dar vieną naują individualų dizainą, bet kad ir jis būtų personalizuotas. Tai dar nesusidūriu su tuo, kad žmogus pasakytų, aš noriu, kad niekas kitas to neturėtų, bet aš šitą dalyką darau natūraliai, nes aš manau, būtų gražu nedaryti identiško dizaino ir man net nesinorėtų daryti identiško dizaino, nes norisi, kad tas dizainas, toks ir būtų. Taip, kadangi yra mano stilistika, mano kūryba ir taip toliau, aš galiu panašias detalės naudoti, nes tai yra mano stilistika priklauso man, tai niekas iš manęs jos kaip ir negali paimti, nusipirkti, gal ir galėtų, bet aš neparduočiau. Tai vis tiek tie dizainai, jie yra skirtingi, aš vis tiek jų nedarau identiškų, nes kažkaip, nežinau, aš noriu išlikti to tokio nišinių kūrėjų ir kad nebūtų taip, kad susitinka ten, nežinau, du žmonės ir identiški žiedai. Tai tada tu jau prarandi tą savo kaip dizainerio, kaip kūrėjo tokį kažkokį vertę, pavadinkim. Tai vat. O gal galim pasižiūrėti brėžinius, kaip vyksta apskritai tas projektavimas? Aš čia kaip kalėdinė eglutė. Bet man patinka, leis man pabūti. Leidžiu. Kai klientas ateina to individualaus užsakymo, tai jisai, mes susibraižau aš tokį greitą savo ir tada aš jam pateikiu ten, tarkim, aš visada sakau, kad aš pateiksiu ten nuo 3 iki 5 skirtingų brėžinių dizaino, bet visada kažkaip per tiek metų, kiek dirbu, dar nesu pateikus mažiau negu 6. Tai čia vienas buvo vieno kliento brėžinys šią vasarą piršosi. Aš tokį, čia mes buvom labai ganėtinai rišomės prie konkretaus dizaino, kuris merginai labai patiko ir jinai buvo pamačiusi Instagrame, jam parodė, jis kažkaip greit užfiksavo tai. Koks šaunuolis. Taip, ir man patinka labai šitą žiedą. Išeisi, matau, su šito žiedo. Tai tada tu žmogui jau pateiki tokį subraižį, sudėlioji, kaip čia tas akmuonis čia buvo mūsų tikslas
konkretų akmenį įstatytis, ten turėjo savo tam tikras, pavadinkim, ten detalės, kurios gal diktavo kažkiek tą dizainą. Tai va, ir tada jau ateina žmogus, mes aš jam supaišau viską ir jis tada jau renkasi iš to varianto, kuris jam labiausiai patinka. Kartais būna, kad sako, man patinka šitas, tik aš norėčiau, kad būtų plačiau kaip čia. Ok, tada vėl nusibraižom galutinį brėžinį ir tada jau prasideda ta gamyba. Tai va, tai tas individualus toksai šiaip ganėtinai ilgai užtrunka, paprastai vien tokiem apsitarimam, pasipaišymam gaunasi vien to dizaino įsigryninimas, kokie keli mėnesiai, kokie gal 3-4 mėnesiai. Tai šitas užsakymas vyko kokius gal nuo pradžios, kada į mane kreipėsi, gal kokį, bijau dabar pameluoti, bet gal 7, gal 8 mėnesius. Oho, jo, jisai į mane kreipėsi, man atrodo, balandį ir aš jam tą užsakymą atidaviau gal tik tais vasaros pabaigoj, gal rudens pradžioj. Kažkas tokio. Tai tikrai šitie dalykai užtrunka. Bet reikia suprasti, kad tu jau, taip sakant, jau klientas yra įtrauktas į kūrybą. Tai čia jau toks ilgesnis yra procesas. Mums labai įdomu pasižiūrėti, kaip vyksta tas procesas. Ar tu įleisi mūsų savo užkulisę? Labai smagu, tai galėsim ir keliauti. Bet dar noriu paklausti tokio dalyko. Ar turi kokią nors tokią fainą, galbūt smagią, o galbūt nesmagią istoriją su klientais, kuri tau, tikrai po šią dieną yra atminti ir galėtum pasidalinti? Aš turbūt niekada gyvenime, gal pamiršiu, gal ne, bet manau ilgai dar prisiminsiu tą istoriją, kad kaip ir pasakojau, kai aš pradėjau savo tauriųjų metalų tą visą praktiką su jais, tai aš tiesiog atėjau, aš nieko nesimokiau prieš tai ir tiesiog aš pakliuvau pas tikrai nuostabų žmogų, kuris buvo kaip atvira enciklopedija ir jam buvo gera dalintis žiniom, o aš buvau tas žmogus, kuris tų žinių norėjo, tai jisai man pasakė, sako, imk visus užsakymus, aš tau parodysiu, kaip padaryti, nepergyvenk. Nes aš galvojau, tai kaip man čia dabar, kaip padaryti, kad ta juvelyrika mane ir maitintų. Tai buvo taip, kad atėjo viena pora, jie mane dabar nepamenu, kur susirado. Aš, man atrodo, dar seniau buvau kėlus, ir yra toks puslapis, kur tu gali kelti savo, kaip čia, kaip skelbimo darbos, kur tu siūlai savo paslaugas, žodžiu. Tai ir jie mane ten susirado, aš ten buvau, gal nežinau, gal net vestuvinių žiedų ten pavyzdžių neturėjau. Ir jie mane kreipėsi ir jie pas mane atėjo ir jie po šiai dienai turbūt nežino, kad vestuvinius žiedus, kuriuos aš jam padariau, kai jie pas mane atėjo, aš dar nežinojau, kaip aš juos padarysiu, nes aš gyvenime vestuvinių žiedų nebuvau darius. Ir jie nežinojo šito, kad aš gyvenime vestuvinių žiedų nebuvau darius. Ir aš atsimenu, prieš jiem ateinant, aš tiek stresavau, kad aš ten, nežinau, aš tiesiog kartojausi atsakymus, kurių gali jie manęs paklausti, kad jie tikrai pasitikėtų manim ir kad jie tikrai galvotų, kad aš esu pakankamai profesionali tos žiedus padaryti, nors tiesa ta, kad aš gyvenime nebuvau profesionali, nes aš gyvenime tų vestuvinių žiedų nebuvau darius. Tai va, tai jie atėjo, jie užsisakė, jie tus žiedus atsiėmė ir iš jų dar gal 3 ar 4 poros atėjo kaip pagal jų rekomendaciją pasidaryti vestuvinių žiedų. Tai man čia yra tokia tikrai faina istorija dėl to, kad aš tikrai norėčiau dabar su tai žmonėms susitikti, nes jiems tie žiedai tikrai labai patiko, viskas buvo gerai. Tai žodžiu, čia turbūt gavosi toks fake it till you make it. Tai va, tai čia tokia man tikrai labai faina istorija. Šiaip, būna visokių ten tų istorijų tikrai ir fainų, ir įdomių, ir ten, nežinau, kur buvo pora, kur 2 merginos viena kitai norėjo pirštis ir abi pas mane užsisakinėjo vienu metu ir aš, kai tą supratau, aš turėjau kažkaip išlikti, taip sakant, rami ir neprasitarti, nes vis tiek, kada peršasi, tai yra toks malonus siurprizas ir norisi to tokio įspūdžio. Tai va, tai šita labai linksma buvo istorija. Nors jas kaip ir nujautė, bet aš savo darbą padariau, aš viską, taip sakant, paslaptį išlaikiau. Tai va, tai yra tų fainų tokių istorijų dabar, nežinau, neprisimenu. Bet fainai, kad, žinai, merginos turi vienodą skonį, vienodą požiūrį ir ėjo pas tą pačią juvelyrę. Bet, žinai, man, Melita, labai tau didžiulė pagarba dėl to, ir tu esi viena iš nedaugelio, o gal net ir vienintelė juvelyrė, kuri
Kaip čia išsireikšti, kuri ir savo naujoj kolekcijai pristatė tai, kad meilė jinai neturi kažkokių standartų, kad tu gali mylėti bet ką, tai nebūtinai turi būti vyras ir moteris. Ir tai labai gerai atsispindėjo tavo kolekcijai ir labai didelė pagarba tau už drąsą ir tai, kad tu tai palaikai ir to nesmerki, nes tikrai žinau, kad didžioji dauguma juvelyrų, jiem galbūt tai nėra tradiciška, ne? Bet pažiūrėkime žmonių, kurie kūrė juvelyrinius dirbinius dizainus, jie yra apie tradicijas, apie klasiką ir apie tai, kas yra visuomeniai priimtas standartas, bet tu esi ne apie tai. Gal gali trumpai apie šitą kolekciją, kurią tu pristatei? Tai net nežinau apie tą, kad tai, ką tu dabar kalbi apie tai, kad yra ne kažkoks standartas ir taip toliau, tai net nežinau, man visos meilės formos tarp žmonių yra tai tiesiog ta pati meilė. Tai man gal tiesiog yra liūdna, kad mes vis dar turim iš vis apie tai kalbėti kaip apie problemą, nes tai yra toks, man tai yra tiesiog labai paprasta, natūralu ir aš, nežinau, vaizduodama, vyro ir moters porą, vyro ir vyro porą savo naujos kolekcijos pristatymę toj fotosesijoje, man tai yra, nežinau, man antiek tai yra įprasta ir organiška, gal dėl to, kad aš puikiai žinau istoriją ir aš žinau, kad tai tiesiog yra, nežinau, man net keista apie tai kalbėti, nes tai yra taip įprasta ir taip normalu. Ir sakau, man liūdna, kad mes dar turim apie tai kalbėti, bet mes turim apie tai kalbėti, nes mes dėja turim dar tą, pavadinkim, problemą, kad yra kažkoks nepriėmimas ir taip toliau. Šiaip tas kažkoks tradicinis, nustatytas kažkoks standartas ir iš kitos pusės, kas pasakė, kas yra standartas, kas jį sukūrė, kas jį sugalvoja, to standarto nėra standartinio dydžio, mano suvokimo, nėra standartinių, nežinau, poros standartinės, nėra kažkokių standartų ir jų, manau, turėtų nebūti. Tai net nežinau, tai aš tiesiog tą vaizdavau, nes aš tiesiog perteikiau savo vertybės, savo požiūrį ir tiek. Tai grįžtant į pačią pradžią, ką aš ir kalbėjau, aš visada dariau ir ko gero darysiu tai, ką jaučiu. Jeigu aš jaučiu, kad man tai yra mano, priimtina, tai atitinka mano vertybės, važiuojam. Aš net nesvarstau, ką apie tai pagalvos, ar kaip tai priims klientai. Kaip tai, gal dėl to, kad aš žinau, kad mano klientai tą priims paprastai, nes tai yra normalu, dėl to, kad ta mano kliento aplinka yra tokia, kurie panašaus mąstymo yra kaip aš. Tai tai pas mane gali pirštis visi, plaktis visi, pirkti papuošalus visi, tai man yra vienas malonumas, man net norėtųsi, kad daugiau žmonių apie tai žinotų, nes tikrai esu girdėjus istorijų, kad yra tokių klientų, kurie tikrai ilgai, tarkim, yra dviejų vaikinų pora ir vienas iš jų nusprendžia, kad jis nori jų santykiuose to gražaus simbolio ir tikrai po to yra atsivėrę žmonės, kad ilgą laiką bijo kreiptis dėl to, kad nežino, kokia bus reakcija. Tai mane tas iš tikrųjų liūdina dėl to, kad aš, nežinau, visus priimu vienodai ir man yra smagu, kad į mane kreipiasi galiausiai ir nes aš manau, man tai yra didžiulis įvertinimas dėl to, kad mane laiko atvira, liberale ir tiesiog žmogum, kuris priima kitą žmogų. Tai man labai patinka tavo požiūris, jis yra labai sveikintinas ir aš tikiuosi, kad ilgainiui mes tapsim tolerantiškesni. O dabar norėčiau keliauti į tavo dirbtuves, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta ir papasakosi mums šiek tiek proceso detalių. Žinau, kad turi rimtų sveikatos problemų dėl savo darbo. Kaip tau pavyksta su tuom dabar gyventi, ar tau pavyko bent kažkiek pagerinti situaciją? Kas apskritai nutiko? Tai iš esmės aš pavadinkim taip, kad sudėvėjau savo rankas. Tai pas mane atsirado nuo darbo, nes kaip matome, tam, kad aš tarkim, aš negaliu tiesiog padėti kažkur ir kalti, turi būti didelė atrama. Tai tam, kad tą atramą sukurti, aš turiu labai tvirtai laikyti. Tai vadinasi, kiekvieną kartą, kai aš kalu,
aš duodu smūgį ir jėgą savo riešam. Tai kas atsitiko su mano rankom, tai tiesiog pas mane atsirado per ilgą laiką tokie kaip raiščių mikroplyšimai. Ir tada, tai kaip šašas, tarkim. Tu susižeidi, tada jisai truputį organizmą save gydo ir tada tu vėl nugramdai. Tada vėl jisai žaizda, tada vėl pagyja, tada vėl nugramdai. Tai pas mane tokia situacija įvyko su mano riešais. Dėl to, kad tie trūkimai atsirasdavo, pas mane nebuvo nei kažkokių plyšių, nei nutrūkimo, dėl to mano riešai nei mėlynavo, nei raudonavo. Aš neturėjau tokios, kad pajaučiau, kad atsitiko trauma, tai ta trauma buvo mikro ir man būdavo tos riešus skaudėdavo, bet aš galvoju, paskausta ir praeina. Ir tada aš beveik prieš metus tiesiog buvau pirtyje ir tiesiog ten paslydau ir šiek tiek nugriuvau ir aš maniau, kad aš kažką pasidariau griūdama, bet pas mane padarius magnetinį rezonansą, tai abiejose rankose yra tie patys dalykai, tai tiesiog tas visas mano nugriuvimas tiesiog išlindo, nes po to nugriuvimo aš pasidariau galiausiai tą tyrimą, nes man labai pradėjo skaudėti tas rankas. Ir tada aš išsiaiškinau, kad pasirodo pas mane abiejuose riešuose yra problemyčių. Tai vat visi tokie judesiai, visas tas darbas, jisai toli gražu negydo, bet tai yra mano darbas, man jisai patinka. Šiais metais aš pagaliau prisiverčiau suburti komandą, bet vis tiek didžiąją dalį kažkokių užsakymų vis tiek darau aš. Tai nors yra kas padeda, bet vis tiek darau aš ir toliau tos rankos mano kažkiek tai kenčia. Tai vat, bet darausi įvairių dalykų, gydymų, kad tą situaciją pagerinti, tai nežinau. Tikėkimės, kad viskas bus gerai. O jeigu tu padarytum kažkuriuo metu pertrauką ir tiesiog, perleistum, deleguotum darbus, leistum tai daryti kitiem ir leistum visiškai pilnai savo rankoms sugyti? Žinok, bandžiau aš tą dalyką padaryti, aš gal nedirbau 2 mėnesius, gydžiausi ir supratau tokį dalyką, kad anksčiau aš pergyvendavau, jeigu pamatydavau, kad kažkas padaro kažkokį panašų dizainą į mano ir taip toliau. Bet aš supratau tokį dalyką, kad ne taip ir paprasta yra tiesiog nukopijuoti, nes juvelyrai, su kuriais aš dirbu, sako, mes nepadarom tokių tekstūrų, kaip tu padarai, nepadarom kažkokių ten, nežinau, proporcijų, kaip tu padarai. Sako, čia tas pats, kas perpiešti kažkokį dalyką. Kiekvienas gi moka piešti skirtingai. Tai tai aš skirstau, deleguoju, bet supratau tokį dalyką, kad negaliu deleguoti visko, nes tiesiog nėra kas padaro. Tai kažkaip taip ir bandau judėti su savo tom rankom. Tai šitas daiktas yra skirtas didinti. Kas čia yra per keistas daiktas su rankovėm, ką jisai daro ir kaip juo apskritai naudotis? Čia yra tokia kaip poliravimo dėžė. Tai jinai šiaip yra skirta tam, kad tu visos dulkės, kurias tu ten, nežinau, nuo poliravimo pastos, nuo ten, nežinau, tauriųjų metalų, visos tos dulkės, kurios susiformuoja nuo visų šepetukų, kad jos liktų toje dėžėje ir kad jos nepakliūtų į tavo akis, nepakliūtų į tavo burną, į tavo ausis ir visur, kur, nes tikrai, kai aš tos dėžės neturėjau, tai tikrai visur pakliūdavo ir tu tiesiog būdavai kaip toks išlindęs iš urvo žmogus, visas murzinas ir taip toliau. Tai va. Čia aš turiu savo, man viena gėjų pora padovanojo nuotrauką. Tu jam darėjai žiedas? Taip, sako, ačiū, kad mus taip priėmė gražiai. Taip, staklytės. Kas daro? Nes staklytės čia yra toks kaip poliravimo aparatas. Tai čia yra dedasi tokie 2 šepečiai ir dedasi įvairūs tie. Gali pasirinkti pagal savo poreikį, ko tau reikia tuos šepečius. Tai pavyzdžiui, dabar man reikia tokio, kaip pavadinkim, tarsi švitrinio popieriaus, nes man reikia stambesnį daiktą nušveisti. Paprastai aš juos šveičiu rankomis, bet, žodžiu, galima ir tokiu būdu. Tai čia pasidarai tokį pirminį prašveitimą, tada jau ten daraisi tą tokį skrupulingą su, žodžio, mažom dildelėm, rankiniu būdu ir taip toliau. Tai tiesiog, įjungsiu, dabar bus garso. Tai čia ūžia, čia įsijungia toks kaip siurblys, tai vėlgi, kaip ir pasakau ten, tam, kad visos tos dulkės,
kurios poliravimo metu atsiranda, kad tu jų nekvepuotum ir tau jos nepakliūtų į akis, atsiranda toks kaip siurblys ir jisai čia siurbia. Tai va, tai čia net yra toksai, va, jeigu prišluoji, tai jisai sutraukia. O tai čia gali dirbti gal du žmonės, kad čia yra dvi vietos, ar... Teoriškai taip, bet šiaip, nepatogu dviem žmonėm. Yra tekę dviese dirbti prie tokio, bet aš paprastai esu pasidarius, tarkim, čia yra poliravimo šepetys uždėtas, o čia yra toks pabaigimo jau, toks finishingo šepetys uždėtas, tai čia susipoliruoji ir čia, va tai, va, atsargiai, kad neužkabinčiau. Aš pravažiuoju ir tada čia prieinu ir dasipoliruoju iki galo. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote ir jeigu jums patiko šita laida, būtinai palikite laiką, pakomentuokite ir kas svarbiausia, prenumeruokite mūsų kanalą, nes mums yra labai svarbus jūsų palaikymas ir kiekviena jūsų reakcija mums iš tikrųjų kelia labai daug džiaugsmo ir mes norime įkurti jums. Dar labai noriu padėkoti mūsų Contribee rėmėjams, nes be jų šitos laidos nebūtų. Tai pasimatysime kitais kartais. Iki!